žmogus su negale nori aplankyti visas erdves, visas parduotuves, visas kavines, kur ir lankosi visi. Laikai, kai žmonės su negale turėjo kovoti, kad patektų į įmonės ar įstaigas, pamažu grimsta praeitin. Naujos erdvės ir aplinkos jau yra kuriamos pagal universalaus dizaino principus, kad jomis patogiai ir saugiai galėtų naudotis visi žmonės, be specialaus pritaikymo. Pristatome įmonės Bitė ir Vilnius Outlet, kurio atstovai dėjo daug papildomų pastangų, kad jų erdvės būtų prieinamos absoliučiai visiems lankytojams. Visi Bitės salonai yra įrengti taip, kad galėtų naudoti žmonės su negale. Nėra barjerų, tai yra slenksčių, laiptų. Viską, ką mes viską darėm taip, kad žmogus galėtų atvažiuoti, patogiai patekti į prekybos centrą, pakilti į visus prekybos centro aukštus, kad galėtų apsilankyti tiek restoranuose, tiek parduotuvėse. Kokius patobulinimus šie verslai įdiegė savo erdvėse? Yra padidintos parkavimo vietos, vadinasi, jie gali plačiau atsidaryti duris, išsiimti ratukus, išlipti patogiai. Visos jų parkavimo vietos yra šalia įėjimo. Pats patogiausias dalykas, kada yra duris automatiškai varstomos. Liftai pas mus taip pat yra padidinti, turbūt tilptų ir, 6-7 asmenys su ratukais. Yra rekomenduojama, kad jis būtų įgarsintas, kad pasakytų, kuriame aukšte liftas sustoja. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų pažymėtas brailio raštu. Tie takai, praėjimai, jie yra erdvus. Prekybos centruose visur pritaikyta yra, tame tarpe pritaikytas ir tualetas, kuris mums taip pat yra svarbus, ir tada jokių problemų nėra. Pagal standartą padaryti atstumai tarp baldų, kas leidžia lengvai judėti salone. Kitas dalykas yra išlaikytas kontrastas tarp grindų ir baldų, tai leidžia lengviau susiorientuoti salone silpniau matantiems žmonėms. Tai yra ryškios geltonos juostelės. Padarėme reguliuojamo aukščio stalus, tam, kad užtikrintume bendravimą su klientu akis į akį. Telekomunikacijų bendrovė ilgai ieškojo ir įdiegė išskirtinį sprendimą tiek vyresnio amžiaus, tiek silpniau girdintiems lankytojams. Girdėjimą gerinančius aparatus – indukcinės kilpas. Šis aparatas izoliuoja aplinkos triukšmą. Kaip žinia, prekybos centre girdime daug reklamų, muzikos, kitų klientų pašnekesių. Tai tiesiog užtikrina geresnį girdėjimą ir lengvesnį susikalbėjimą. Vadybininkas kalba į mikrofoną, o klientas pasiėmęs tokį ragelį prisideda prie ausies ir daug geriau girdi vadybininką. Tai universalumas kartu yra paprastumas. Iš pradžių, kada pamačiau ženkliuku pažymėta, kad draugiška negaliai aplinka ir mačiau, kad staliukas yra labai aukštas, maniau, kad truputėlį ne apie viską pagalvojo, bet pasirodo, kad iš tikrųjų pagalvota apie viską, labai džiugiai pasijutau. Žinia apie patogias ir visiems prieinamas erdves žmonių su negale bendruomenėse sklinda itin sparčiai. Smagu, kad galima prieiti, privažiuoti. Gerai jautiesi, laisviau. Savarankiška, tada nereikia kažkokio kito žmogaus jau prašyti, kad tikrai smagu, kai tikrai viską gali pati. Verslams investicijos į universalaus dizaino sprendimus neša tiek tiesioginę grąžą, tiek ir suteikia pridėtinę vertę. Jeigu pritaikyta fiziniai negaliai, bus patogu pritaikyta ir vyresnio amžiaus asmenims, ir asmenims, kurie galbūt šiek tiek sunkiau vaikšto, ir mamoms su vežimėliais, kurie yra kūdikiais. Sulaukiame, galima sakyti, įvairesnių klientų ir tas labai džiugina. Daug svarbesnis dalykas, kad žmonės suprastų, kad jie visur yra laukiami. Bitei rūpi visi klientai be išimties. Didžiausia nauda bus turbūt mums kaip visuomeniai, kad jie bus laimingesni ir visuomenė bus mūsų laimingesnė. Skatiname ir kitus verslus imti iš mūsų pavyzdį ir prie to prisidėti. Verslas tikrai vis dažniau kreipiasi ir klausia, kaip tinkamai reikėtų pritaikyti. Tai statybinio techninio reglamento standartai ne visada aiškiai apibrėžia, kodėl reikalinga naudotis ir ISO standartais. Taip pat reikia ir fizinio įvertinimo. Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra kviečia visus verslus kreiptis į konsultacijų centrą ir sužinoti, kaip tinkamai savo aplinkoje pritaikyti universalaus dizaino principus.